Sveiki. Taigi dar viena baimė, kuri kausto žmonės jau nuo pat vaikystėje, tačiau suintensyvėja būtent brandžiame amžiuje, tai yra baimė būti atstumtam. Žmonės, kurie jaučia šitą baimę, stengiasi visiems įtikti, dažnai nutyli savo nuomonę, kad tik liktų nepastebėti, daro, kas patinka kitiems, ne jiems, kad jiems įtikti, kad būtų mėgstami. Ši baimė apskritai apriboja jūs nuo kažkokio naujo veiksmo, nebent tas veiksmas jums padeda likti nepastebėtiems ir nematytiems. Ką reikėtų daryti ir kaip reikėtų kovoti su šią baimę, tai pirmiausia, labai rekomenduoju įsisąmoninti mintį, kad jūsų veiksmai ir mintis tai nesate jūs. Jei kažkas nepavyko jums ar nepasisekė, tai nepavyko kažką padaryti, o ne būtent jūs esate kaltas. Tiesiog analizuokite, kodėl nepavyko, ieškokite daugiau žinių, mokykitės ir visi žmonės gerbia tuos žmonės, kurie turi savo nuomonę ir jeigu jiems nepasiseka, jiems tai reikia tą pripažinti. Na ir negalite augti, jei niekada nebandysite daryti kažką naujo arba daryti to, ko dar nemokate. Taigi aš visiems linkiu imtis drąsos ir nebijoti išbandyti kažką naujo, kas jums atrodo baisu, kas jums atrodo kosmosas, išmoksit ir baimė bus nugalėta.